Sveiki! Sveiki! Čia vėl mes, Eglė, Kotryna ir Bumerangas. Šiandien norėtumėm pasidalinti keletą minčių apie repackaging. Apie perdirbimą. Norėtumėm pasidalinti keletą minčių apie idėjų perdirbimą. Arba, kaip sakant, recycling, arba repackaging angliškai būtų. Nes kartais tikrai nesvarbu, kokį darbą jūs dirbate. Ar jūs dizaineris, ar amatininkas, ar iliustratorius, ar nesvarbu, netgi muzikos kūrėjas. Visą laiką gaunasi tam tikrų elementų jūsų kūryboje, kurie lieka, kurių jūs nepanaudojate tam tikrose produktuose, ar netgi dirbant klientui, ar ne, kažkas lieka. Tai jie taip dažnai lieka lentynose. Ir mes, pavyzdžiui, kaip ir šiandien, susitikom studijoje ir nusprendėm pažiūrėti, ką mes čia turim ir ką mes čia galim iš naujo perdirbti ir padaryti ir tokių kaip mešapų prikurti. Tai mes turim daugiausiai atliekamų kortelių, nes mes naudojam korteles Bumerango žaidimo ir jos yra įvairiomis temomis sukurtos, tai kaip savirefleksijai, brando strategijai, avatarų kortelės ir įvairios kitos. Tai dabar sugalvojom, kadangi yra atliekamų, tai padaryti tokius kaip naujus setus, skirtingiam panaudojimui. Tai pavyzdžiui, kaip vienas iš jų yra kaip team buildingui ar komandos stiprinimui. Tai ką mes padarėm, tai tą setą sudėjom iš įvairių kitų likusios korteles, kaip ir ten savirefleksijos, iš strategijos brando, iš brand challenge, tokias challenge korteles ir padarėm naują setą. Taip, būtent. Tai toks kaip naujas produktas ir jo. Ką dar studijoje mes radom ir kitų dalykų, kuriuos ką dar mes čia nuveikėm, tai medžiagos įvairias. Eglė mėgsta parsivežti įvairių medžiagų iš pasaulio visų šalių. Taip, tai darom. Padarėm pagalves, pavyzdžiui, kažkur. Tokią turim pagalvytę, pavyzdžiui. Ir tokią. Tai irgi labai buvo linksma. Taip. Ir gražu. Taip, studijoje. Ir turim beje ir pardavimui tokių pagalvių. Rasite linkus. Jeigu dar ieškote kalėdinių dovanų. Taip. Ir pavyzdžiui, liko medžiagos iš pagalvių ir mes pasidarėm moteriškų šlifsiukų. Kodėl? Nes galim irgi pasipuošti. Taip, funky. Jeigu turite draugių ar draugų, kuriem patinka funky things, tai galite taip pat įsigyti šį šlifiuką ir dar įvairių kitų ir rasite linkus žemiau. Taip. Tai dar maišelių turim, bet jau maišeliai kaip jau ir išparduoti. Bet rasite. Tai taip ir gaunasi, ar ne? Ir įdomu tai, kad tas mūsų procesas, kūrybingumą čia kažkaip pasitaisysim. Tas kūrybinis procesas, kad ir galbūt tokie dalykai nėra tiesiogiai susijęs su ką mes darom, bet jie vis tiek tokios kaip idėjos ateina procese natūraliai ir svarbiausia, man atrodo, yra jų neužspausti. Ne? Nes mes tokiu būdu kaip ir praktikuojam tą kūrybingumo raumenuką ir jį vis stiprinam, nes jeigu kūryba būtent tada ir blokuojasi, kai mes neleidžiam savo eiti tuo keliu, kuris kaip ir šaukia mus, ar ne, tos idėjos. Ir svarbiausia, padaryti, praleidžiam, ir gerai, ir ateis tos idėjos ar produkto laikas, kai bus laikas. Tai svarbiausia, nuo to kūrėjai, svarbiausiai, kaip sakant, praleisti tą idėją. Tai gal negražiai pasakysiu, bet, išsitušti. Realiai, kad naujam Jo, nes aš tai pastebėjau, jeigu to nepadarai, tai
vis tiek virpa ta idėja. Ir jinai kviečiasi, ir nors tu ką, ir viskas. Tai geriau praleisti, sukurti, padėti ir po to žiūrėti, kaip, ką toliau iš jų daryti, ar tai taps produktas atskiras, ar tai tik tai tam tikro produkto dalis. Ir tokiu būdu mes praktikuojam tą buvimą kūrybiniai tėkmėje, ar ne? Ir neužspaudimą idėjų ir tiesiog atsidavina tam procesui. Ir kai mes tame esame, tai tas procesas mus ir priveda gal prie tų tokių, kaip čia pasakyti, kulminacijų. Ir proveržio tokio. Jo. Kad naujas gimsta idėjas, nes kai darai kažką ir vis, tiesiog iš savęs kažką naujo atneša tas pats procesas. Taip. Tai va, tai mes jums irgi to palinkėtumėm. Taip. Ir jeigu turite savo idėjų, ką norite padaryti iš šio turimų jau produktų ar komponentų, parašykit, pasidalinkit, būtų labai smagu. Ir kaip minėjom, jeigu ieškote dar kalėdinių dovanų, pažiūrėkite linkus komentaruose. Ačiū ir like, share, subscribe ir iki.